Šiandien apžvelgsime vyrus Tinderyje ir pažiūrėsim, ką jų veidai sako apie jų asmenybės. Panagrinėsim charakterio bruožus, remiantis veidoskaita, fenotipologiją ir vien tik veido bruožais, ką jie pasako apie žmogaus charakterį. Žiūrim, Davids, kaip atrodo, visai netoli yra, ta turkių ant rankų pridaryta, čia jau atrodo kai koks bandiūga. Šiaip pakankamai jautrus bičas, gal, sakyčiau, LGBT netgi priklausyti galėtų, jeigu norėtų. Labai linkęs į malonumus, nes matom labai storą apatinę lūpą, labai jau estetas, labai jau daug byckė ir tryckė užkočioja saliai, kas rodo, kad žmogus rūpinasi savo išvaizdą, 1,86 m, aukštas, čia merginų jam spėjų tikrai netrūksta, ypatingai su tokiais ryškiais veido bruožais. Čia užrašyta monogami, kuo aš niekaip netikiu ir ką jūs norite darykit, aš niekaip juo nepatikėsiu. Žmogus rašo, aš turiu vaikų ir norų dar daugiau. Su tiek gyvybinės seksualinės energijos, ką rodo lūpų storis, jos smakras ir platus žandikulis ir vešlus kaip Brežnevo antakiai, vienas beje išskustas. Su tiek seksualinės energijos jis gali ir 7 vaikus turėti. Klausimas, kiek iš jų jis yra linkęs prižiūrėti. Oi, kokia šypsenėlė gudri, Jėzau. Va čia žmogus linkęs biški sukčiauti. Jeigu matot suktą šypseną, nežinau kaip tai paaiškinti, bet gudrė suktą, nemalonę šypseną, kuri netrodo labai tikra, bėkit nuo tokių žmonių merginos, nes jie garantuotai jūs išdurs. Kelios fotkės su koža, biški va žmogus daro plaukiojimus, raftingus tikriausiai, nieko blogo, eina į salę mėgstinį nusipirkęs, bet aš matau suktą gudrę šypsenėlę. Viena iš jo akių, sunku dabar pasakyti, kairė ir dešinė, kairė, kaip matau, nes nuotrauka neveidrodinė, jis turėjo labai prastą santykį su savo mama, nes kairės akies asimetrija yra jau pakankamai didelė ir tai rodo, kad prastas santykis su mama tikriausiai neleidžia jam sukurti gerų santykių. Žiūrim toliau. Pati pirma fotkytė, be maikės jau. Vėl tatuiruotės, gražus, ryškus, rimtas bičiukas, bet žiūriu viens po kitą labai čia rimti, tokie susirinkę, šukosena viskas, su Nike maikė. Veido nuotraukų daug nėra, labiau rodo, koks gražus, išdirbtas jo kūnas, tai daug kažką labai pasakyti neina. Linkęs į narcistiškumą, žmogus turi va čia labai ryškias 2 raukšles, kurios rodo, kad jis yra analitikas, daug visko permasto ir vėl akies asimetrija tokia didelė, kas rodo prastą santykį su vienu iš tėvų. Kitas vyrukas ir vėl be maikės. Aš nežinau, kas čia yra, kodėl jie visi deda tas nuotraukas be maikių. Va, valgo paeliją skanę, plovą, sakykim. Antakiai vėl labai ryškus, žmogus šypsosi, čia jau šiek tiek nuo širdesnė žmogaus akis, bet žmogus matosi amžiui, mėgsta miške rinkti grybus. Bendraujantis, kalbantis, labai jautrus, empatiškas, nosis pakankamai ilga, kas rodo empatiją, smakras pakankamai aukštas, ilgas kaklas, žmogus yra aktyvus. Jeigu merginos norit aktyviai leisti laisvalaikį, šitas vyras visai jautrus, visai empatiškas ir galbūt jums tiktų, jeigu jums svarbu jautrumas ir emocinis intelektas. Dar vienas vyriukas su maske, va ką tik nusijėmęs, labai jau toks slidus man atrodo, ieško ilgų santykių, bet trumpam irgi gali su jumis pasiduoti, jeigu norit. Labai gudri šypsenėlė jau, aš su tokiu žmogum labai atsargiai bendraučiau bet kokiu klausimu. Dar vienas žmogus, vyrai, žiūrėkit, nedėkit tų nuotraukų su akiniais, kur nifiga neina jūsų matyti, kas čia jūs tokie. Ir nesifotkinkit su Nike maikė. Nieko prieš Nike neturiu, bet nedėkit Nike į Tinderį. Dar vienas vyrukas, pati pirma nuotrauka su kaukė. Tai ką jis ieško, aš nesuprantu, kaip tu gali rasti kažką, kai tu pirmą nuotrauką įsidėjęs su kaukė. O, dar viena nuotrauka, koks gražus besmegenis, kažkai su kuriuo čia reiks eiti pasimatymą. Pažiūrim su kitų draugų. Eik tu savo, neina net pažiūrėti, čia gelbėtojas, kaip Bakenans bus tikriausiai. Neina gražių nuotraukų net ras žmogaus, nes sunku pasakyti, kaip čia jis ką įsidėjęs. Dar vienas vyriukas su alaus bokalu. Empatiškas, geros širdies, labai introvertas, nes labai jau plonos jo lūpos, užsidarė žmogus, akis taip pat uždaros, pakankamai trumpas kaklas, kas rodo, kad žmogus tikriausiai labai mėgsta pagerinėtą liuką, bet nemėgsta eiti į sporčiuką. Turi kostiumą, bet kaip matot, vėl paminėsiu, lūpos labai plonos ir akis pakankamai uždaros, kas rodo uždarą žmogaus būdą. Merginos, jeigu jūs norit bendrauti su tokiu vyru, bendraukit, bet nepamirškit, kad ateityje turėsit problemų ir skūsitės, jog žmogus neturi emocinio intelekto ir su jumis nebendrauja jokiom temom. Tai jeigu jūs norit bendrauti su vyru, jeigu norit turėti empatišką, jautrų vyrą, nesirinkite tokio vyro. Dar vienas vyrukas, pakankamai empatiškos akis, geros širdies, empatiškas, jautrus žmogus, tačiau gali trūkti, tiesiai šviesiai pasakysiu, gali trūkti kiaušų pasiekti gerų rezultatų gyvenime, jeigu jums reikės kažką pasiekti. Trūksta valios žmogui siekti didelių tikslų, suglamžyta maikė, pati pirma nuotrauka. Nežinau, nereikėtų taip dėti. Dar vienas vyriukas su suglamžyta tikriausiai maikė kažkur prie bariuką nusifotkinės, labai uždaros akis, labai plonos lūpos, labai aukšta kakta, netgi ir praplikimas jau matosi. Tokią kaktą turi pakankamai intelektą aukštą turintys žmonės, kas reiškia, kad žmogus intelektualus, bet labai mažai kalba
kalba apie tai, ką žino. Su tokiu žmogum bus sunku bendrauti, nes jis yra labiau užsidaręs savyje. Nu labai jau gražus merginas turėtų tokį mėgti, bet lūpų kampučiai taip jau labai smarkiai nusileidę žemyn, kas rodo didžiulį pesimizmą, nusivylimą gyvenimu ir šiaip daug liūdės. Storas kaklas žmogus gali imtis tikslų ir jeigu šalia turės gerą moterį, galimai sukurs kažką didingo pasaulyje. Mėgsta estetiką, šiaip uždaras žmogus, labai nusivylęs gyvenimu, ką paminėsiu vėl, lūpų kampučiai ir akys rodo. Tiesiog daug liūdėsio ir linkęs į depresiją žmogus. Da vienas be maikės. Aš nežinau, kas čia yra. A čia maikėm pinigų nebeturi, kas čia jam vyksta. Visas nuotraukas be maikių. Nu tokia gražuolė jau. Jeigu Lietuvoje nagrinėčiau tokį merginos spausta ant tokio labai daug, norėtų su tokiu vyruku tikrai susitikti, ką nors bent jau vieną naktį paveikti, nes nu gal pamalonins širdelę arba ne tik širdelę. Oi, merginos mėgsta tokius estetus, žinau, ir paskui labai linkusios būna verkti, kai šitie žmonės nebeatrašo žinutės jau po pirmos nakties. Būkite atsargios su tokiais žmonėm, kurie turi gudrę šypsenėlę, storas lūpas, labai atsargiai su tokiais vyrukais. Dar vienas bičias panašu, kad įgrįžęs tiesiai iš fronto, o eiktų savo, koksai. Gali net nušauti. Labai aukšta kakta, šaltos akis ir akis pakankamai toli viena nuo kitos. Kas rodo, kad žmogus labai plačiai mato pasaulį, tačiau į smulkmenas labai daug nekreipia dėmesio. Pakankamai šaltas žmogus, plonos lūpos, siauras makras, ilgas kaklas, aktyvus žmogus, tačiau labai vėl didelė akių asimetrija, kas rodo, kad daug nusivylimų gyvenimu, probleminiai santykiai su tėvais. Dar vienas vyriukas. Važinėja su motociklu, netgi yra privažiavęs prie jachtų buvęs. Iš nugaras antrą iš eilės nuotrauką, kitą iš labai toli, matyt, nenori rodyti savo akių. Motociklą turi neblogą nusipirkęs, gal net pravežtų jumis ir dar mėgsta prie bokštų nueiti. Nežinau, kai kas gali laikinti tokį žmogų, kad net nėra normalios nuotraukos. Dar vienas žmogus atrodo empatiškas, labai gerų akių, bet labai jau trumpų kaklų. Nu labai jau konservatyvus. Nu merginos, jeigu norėsit kažkur išeiti, išvažiuoti kelionę, bus neįmanoma tokį žmogų kažkur išsitempti. Nors žmogus užsirašęs, kad mėgsta keliauti, nu nepykit hebrytė, nu niekaip manęs neįtikisit. Šitas žmogus mėgsta sėdėti prie teliko, žiūrėti Netflixą, įgerti alutį. Ta gali matyti ir iš jo figūros. Keliaujantis daug žmogus tikrai taip netrodo. Ida sugebėjo fotkę įsidėti su cigariuku. Nežinau. Vėl be maikės. Aš žinokit, merginos tikrai esu nusivylęs šitais vyrais, nes liūdna nežiūrėti, ar jie maikių neturi, kas jiems čia yra. O salėje sportuoja. Dar raumenis ryškiai nesimato, bet nu labai suktas žmogus, nu akivaizdžiai nereikia veidoskaitos išmanyti, labai didelė lūpų ir veido asimetrija. Čia empatiškas, aukštą kaktą, ilgų kaklų žmogus, aktyvus, intelektualas, pakankamai empatiškas, labai vėlgi plonom lūpom. Dabar aš po truputį pradedu suprasti, dėl ko tiek daug moterų skundžiasi vyrais, kad jie neturi emocinio intelekto ir visiškai su moterimis nebendrauja, nekomunikuoja, nesikalba. Dėl to, kad jie blemba introvertai, dėl to, kad plonos lūpos, uždaros akys arba šaltakraujai arba labai šalti viduje ir neturi išlavinto emocinio intelekto. Kaip jie gali su jumis kažką bendrauti apie jausmus? Jeigu norit jausmingo, empatiško, jautraus vyro, rinkitės vyrą su storesnėm lūpom, su atviresnėm akim, tokį žmogų, kuris būtų su ilgesnė nosim, jeigu iš veidoskaitos rinksitės, bet taip tiesą sakant, nelinkiu vien iš to darytą pasirinkimą, bet nesirinkit vyrų, kurie labai uždarom akim ir plonom lūpom. Jie su jumis nesikalbės gyvenime. Labai nuoširdžiai to jūsų prašau. Taip pat merginos, labai svarbi vieta, jeigu norit kažką iš šito video išmokti, yra tai, kad reikia suprasti, kad nebeegzistuoja tobuli žmonės. Jeigu vyras su plačiu smakru, storu kaklu, labai nuožmus, stiprios energetikos, atsakingas, veidas pakankamai stiprus, kvadrato formos, stačiakampio formos, žmogus bus tikriausiai, jeigu neturės problemų gyvenime, ambicingas, stiprus, su proveržiu galės gyvenime pasiekti daug finansų, aprūpinti šeimą, būti stiprus, energijos daugiau turėti ir apskritai sukurti kažkokį bizniuką, pavyzdžiui. Tačiau toks vyras nebus empatiškas. Ir jeigu jūs pasirinksite vyrą su ilga nosis, ilgu veidu, labai jautrų ir empatišką ir nuoširdų, jis nebus labai stiprus, jis negalės uždirbti daug pinigų ir galbūt negalės pasirūpinti šeima. Jis bus menininkas, labiau turės daugiau moteriškos energijos, su juo galės žiūrėti serialus ir pasikalbėti gal netgi kaip su geriausia draugė, bet jis nebus ambicingas. Todėl supraskit, kad negali turėti vienu metu visko. Čia pati svarbiausia pamoka. Nu ir pražiūrim dar gal keletą veidų. Dar vienas vyrukas, vėl be maikės. Nu čia galima atleisti, nes sixpacką neblogą turi, mėgsta gamtą, mėgsta daug keliauti, linkėsi filosofijas, čia pakankamai stiprus, empatiškas žmogus, ilgas kaklas, daug veiksmo, stiprus intelektas dėl aukštos kaktos, ilga nosis, danosis dar tokia su galiuku užriestų į viršų, pakankamai smalsus, linkėsi filosofinės temas beje. Tai jeigu merginos esat linkusios daug judėti, daug keliauti, daug kalbėtis, nagrinėti giliai įvairias gyvenimo temas, šitas vyrukas gali būti visai neblogas pasirinkimas. Dar vienas empatiškas, labai geros širdies vyrukas, būtent toks, su kurio galima panagrinėti kažkokias emocinės temas,
pasikalbėti apie jausmus, tačiau kai reikia siekti rezultato, pritrūksta šitam vyrukui drąsos ir ambicijų. Tam, kad jis pasiektų rezultatą, aš nežinau, kas jam turi gyvenime atsitikti. Dar vienas vyrukas, prie vagonėlė, su darbinė apranga. Nesitikėkit, kad į labai brangų restoraną vesis. Geras žmogus gali būti, į mašiną nusipirkęs, padirbėjęs gal, bet uždaras žmogus, techniškas žmogus, galbūt išmanantis savo darbą profesionalas, tačiau tikrai nebus labai didelis romantikas. Tai va taip, merginos. Liūdna situacija, tiesą sakant, su vyrukais Tinderį. Nežinau, ar ten įmanoma ar neįmanoma kažką rasti. Kitos merginos sako, kad įmanoma, bet būkite atsargios susitikinėdamos su vyrukais, kurie prisidėjo fotkių be maikės, arba su cigariuku, arba kurie yra neambicingi. Tai tiek šiandien, jeigu norit savo charakterio analizės, ją galite užsisakyti, nuorodą rasite aprašyme, jūsų charakterį galiu išnagrinėti vien tik iš jūsų veido, apie tai, kas jums tinka gyvenime, ką veikti, kokios emocinės problemos jums trukdo, kaip jas išspręsti su visomis rekomendacijomis, kaip padaryti, kad jūsų gyvenimas būtų geresnis. Lauksiu jūsų komentarų, ką dar norėtumėt, kad panagrinėčiau šitoj rubrikoj. Ačiū jums ir iki.